Oi? Vos nemiriau. Atėjo laukinis šuo iš tenai. Į kurį barą. Ugnis gali deginti viską. I'm with the famous Brazilian. Kaipgi aš atvykau į Portugaliją už 100 eurų. Važiuojam. Arba skęstam. Ate. Ate. Iki. Thank you. Esame Maltoje ir skrendame į Ispaniją. Vaizdu, koks raudonas po vakar dienos. Vakar net biški bloga buvo, nieko nevalgiau. Nežinau, kaip Ispanijai seksis, girdėjau, kad ten dar blogiau bus. Vos nemoši telpom. Ir bei skrydis, kaip visada, vėluoja 30 minučių. Ryanairas. Cheap flights, low fares. Enjoy the moment. Kai nėra vietos šitoj Maltoj. Sakė, bus 39. Tai jaučiasi tas karštumas. Aš dar šiandien sakiau, pabūsiu Sevijoje biškį. Šiaip biškį nudegęs kaip krabas, nesinori niekur man eiti. Ir dabar prasidės ta taupimo dalis, kodėl mes būtent vykom į Seviją. Nes čia buvo pigiausias skrydis ir arčiausia Portugalijos tikslo. Ir tai man pavyko sutaupyti apie 100 eurų. Kadangi pats keliauju labai daug, žinau visokių laifhekų. Nesėskite iš tus taksistus. Aš gal labiau toks kaip studentų gidas. Busikai tenai. Net pavėsi rankos kaista, tai nežinau. Ispanų apelsinų užtenka. Tu atkinavo 5 eurus vienas įvažiavimas. Not working. Niekas čia pas jūs ne working. Nu, už 5 eurų servisas yra. Lemba tai Ispanija, nu, kiek karšta šalis. Taip pat čia atrodo kaip Afrika. Pradžių iš vis atrodo kaip nuskrudusi duona. Ir kaip tik man parašė tas Portugalas, kad čia bus partijos. Dar lietuvišką laiką užsidėjau. 2 valandos laiko dabar darysim iki autobusų stoties. Tada 3 valandas važiuosim, reiškia 8 valandą būsim Albufeira. Lygiai 8. Tris valandas turime, eisime kažkur pavalgyti. Niekada Sevijoje nesu buvęs. Bet atrodo, kebru pasitvarkius. Nu tikrai tvarkingai. Tik ne čia. Trečia ir nežiūrėkim, nesinervuokime, ne? Viskas šiandien uždaryta, išskyrus McDonald'ą. Žmonės ilsisi. Maxima ir iki, žinokit tai. Net pavėsi žmonių nėra, o vidu visi žmonės. O biškai šiau į lauką atsikėp grinoro, žiūriu, kad grinoro, ne? Žodžiu, kebra mirštų, net negaliu pasakoti istorijų. Eisim atsigerpasim kažko ar varysime tiesiai autobusų stotį. McDonald's experience'as. Labai neaštrus burgeris ir labai sušiktai velniškai daug sūrio. Tie lipdukai nieko nelaimėjau. Rodo, kad laimėjau surflentę, nors dar surink 1000 tokių lipdukų. Šuniukas paleistas. Einam per raudoną. Ispanų kultūra. Pasispjaudyti ir eit per raudoną. Vis pamirštu, bet vis labai greit prisimenu. Raudona reiškiasi žalia. Nu, nebūčiau aš, karočią. Turiu biškį pamatyti. Va ten nebus Amsterdame, atrodo, kad Amsterdamas yra pasiėmiau labai skaniausią gėrimą. Būsim vyrišką vandenėlį? Ne, čia yra hidratatas. Turi ten to cukraus, labai mažai kalorijų. Ir jis toks labai gailus. Labai tvarkingas miestas ir man patinka iš tos palmės, tokių palmių nematęs. Taip mes ir taupom tuos pinigus ant McDonald'o 10 eurų išleidau, paskui Uberis 10 eurų, autobusas 5 eurai, tai jau 20 eurų neturim. Bet už tai vat kažką apturėjom, kažką šiek tiek pamatėm. Argi negerai. O aš kai sutaupiau, tai 100 eurų tikrai bus, nes buvo skrydis iš Maltos į Lisaboną ir dar būtų 5 eurai važiuoti į Albufeirą. Tenai būtų išėję 100 eurų jau virš, aš tą 100 eurų galiu pravalgyti savaitę laiko. Jai, kaip man skauda. Ten niekada nebuvau toks laimingas. 6. Nieko nėra. Žmonių kaip ir nėra, autobusų irgi kaip nėra. Pisti ir atvažiavo, pagaliau. Panašu, kad daug ispanų atvažiavo, turbūt daug kas nori staupyti pinigų, o Albufeiroje Lagos yra labai graži vieta. Kad labai ispanų atvažiavo ir vienas lietuvis išvaro. Biznio principas. Neturi ilgo USB laido, krauk nekrovės, nieko nepakrausi. Va čia šliūdnas. O ir rimtai tiesiog apėmė geriausios emocijos, kadangi Erasmusą dariau čia prieš 2 metus, 6 mėnesius. Ir pažiūrėkime, kaip atrodo ta pietų Portugalija.
Čia atvykome į Faro, vienas iš Portugalijos uostų, paskutinė stotelė oro uostą. Pati kelionė truko 3 valandas 25 minutės. Ir čia pamatome Albufeirą. Viskas. Pagaliau nuo Maltos pailsėsiu, nes Maltos neįmanoma net naktį. Dabar 26 rašo, o mano owneris, kaip supratau, jau išgerė. Tai sakė big party. Net vėsų iš tikrųjų. Tai atrodo, kad biškį vėsų. Mano išmoktas portugališkas žodis paralelipipidų labai tikrai pritaikysi kažkur. Žmonės eina, vakarėlį ruošiasi, bet mes biškių už Albufeiros gyvensim, bet tiesiog noriu pažiūrėti Albufeirą, kaip atrodo. Einant tų paralelipipidų, man čia yra nostalgijais, kažkaip būna tos tekstūros ir visas miestas atrodo tiesiog gyvybingas, velniškai, žiauriai, kaip žiūrėjau, atrodo. 100% Portugal, tikrai. Einas oras. Pagaliau. Nu ką, atvažiavom į vakarėlį. Ten kažkur savininką turiu rasti. Bandom praeit čia, kėdam kažkaip. Kur šop? Tai laukiam. Nežinau, sakė jisai. Here, okay. Hello. New volunteers? Yeah? Yeah, Joris, right? Yes, and you? I'm Julian. I'm working here. I'm from Lithuania. Ukraine? Yeah. Oh, cool. And I'm doing a video. You want to say something? Welcome, Joris. I hope you're gonna have a good time over here. The work's pretty cool over here, so Okay, part of my backpack. you can just leave your backpack over here. You might better. You will explain a little bit about the happening and introduce you to the people from now. Okay. Oi, Oi? vou ensinar ele a falar português. Yeah, um pouco. Finish the beer. It's not a super bock, but it's okay. They drink super bock here. But it's super good because it doesn't taste like beer, so I love it. I love it. This is water? What the fuck? We have a dog. You may probably smell me because I have another dog. Oh, it's a girl. Okay, she's like... Na ir dabar atvykome prie šio kelionės tikslo. Išgėrę alaus vėl atvykome į Albufeirą, į senamiestį, kuris seniau buvo kaip žvejų uostas, o dabar yra populiariausias naktinio gyvenimo miestas. Ir 86 metais pavirto į miestelį, kuris... Nu, jau išėjom, bet daug nekalbėsiu, nes aš jau girtas. Kol kas muzikos negirdžiu. Nežinau, jau atvarėm pavakarėliaut, reisime apsišopint. Nu, crazy, įsivaizduokit sekmadienį Lietuvoje tiek žmonių. Ir išsipuošė ir senos bobos, ir naujos bobos. Radau čia baršką kažkur. Are you making vlog? Let's go! We are on the old town. I'm with the famous Brazilian rapper. Hello. Į kurį varą, į šitą ar į šitą varom? Tik prasidėjo partija, jau gavom šokų. Kiekviename bare galime apsilankyti visiškai nemokamai. Valandą prabuvome lauke, kadangi ir lauke, kaip ir pats baras, kol įsirinkome tinkamą muziką. Na ir atvarėme labiausia seksy klubą. Ir jau mergos jau tverkina, Brazilės tikrai moka. Na, o čia dasimušimui, prašau. Eating the breakfast, yogurt. Jau vakar biškai buvo partijai. Adios! Neduoda nei rankšluošio, nei maisto neduoda, nieko neduoda. Net rūbų išsiskaut neduoda. Nu, tai žiūrėsim, kiek mes čia gyvensim, kaip nežadu daugiau užsibūt. Ai, yeah. Vis tai man nepatinka, kažkaip nieko neišaiškinama. Surf truckas koks. Kai nebūtų kietai, ne. Jo revlogai pasėmiau Volkswageną, vietoj BMW nustuoju tokį ir davai. Visi lavonai 1, 2, su padamu kažkaip hujovai. O čia grandinė nuėjus. Tai taip iškrito, kad šiandieną yra mano diena off. Labai noriu aplankyti tą keivą čia. Benagilo urvas, tai čia tipo vos ne pasaulio stebuklas. Čia mes jį turim aplankyti. Kadangi šio video tikslas parodyti, kad iš tikrųjų galima pigiai keliauti, ypač jaunimui. Galima visur savanoriauti. Dabar parodysiu, kaip ne tik daug pinigų sutaupyti, bet net ir pramogauti pigiau. Čia mūsų kiemas.
Turim baseiną, į kurį niekas nešoka. Paskui turime dviračių, su kuriais rytoj varysim. Ir rytoj varysim dirbt. Nu, kaip pagal lietuvišką spirit, jau tas bosas man pritaikė. Rytoj matysim, sunkus darbas, lengvas darbas. Čia irgi nemokama reklama, čia yra vienas geriausių websaitų, kaip sutaupyti daugiausiai pinigų. Ir matosi, kad Benagilo keivas 34 eurų, ne? Ir dabar jei norite biškį sutaupyti, mes esame įkurta Širdelė. Šitas keivas yra čia, reiškia, reikia ieškoti artimesnio miesto. Albufeira, Portimao beveik panašiai gaunasi, bet tai yra uosto miestas, tai didelis šansas, kad mes rasime ženkliai pigiau. Dabar pažymėkime, kad mes esame Portimao. Per pus pigiau galima į Benagilo keivą nuvaryti. Va, viskas, nusipirkau, meeting pointas. Dabar, kai man ten nusigauti, tai aš vis dar naudoju Google Maps. Ir aš ant ko sužaisiu, kad aš dar šiaip pakeliausiu, dar čia kažką pamatysiu. Va, matot, kokių maršrutų yra. Ir vienas yra direct maršrutas. Tai atvarysim su tuo maršrutu, pažiūrėsim, kiek ten kainuoja. Bet išsik išlošim to, kad mes turėsim pilnesnę dieną, pakeliausim ir dar kitą miestą pamatysim. Žodžiu, nu iki autobuso. Žiūriu, nu bet tai kokius namus pasistatė Hebra. Sulipdyti iš molio atrodo. Karšta, bet gėlės auga. Ir bet nėra dušna. Kas vyksit vasarą į Albufeirą arba važiuos į Algarvę, žinokit, kad nėra labai čia baisiai karšta. Tai yra bus karšta tam tipiniam lietuviui. Bet jei tu pakeli tą karštį, kaip aš iš Maltos, kai atvykau į čia, nu žinokit, kaip diena ir naktis. Toks kai Lietuvos oras. 30 laipsnių kaip Lietuvoje, bet to dušnumo nėra, nes prie pat vandenino. Tai va. Pats sezonas baigėsi rugsėjo gale kažkur. Portugalija buvo laikas jau. Autobusą sumokėjom 5,90. Ar mes perėjom į profitą, galėsim išgerti kavos su 3 bandelėm. Iš viso stupėm 5 eurus. Ar aš gerai nuo to jaučiuosi? Tikrai taip, nes aš čia niekur neskubu. Ir tuo tarpu pamatysim kitą miestą. Nu, man čia Hebra siūlė šitą visada išbandyti. Euros kemba, prašau. Kavos gavom šotą. Ir šitas purga kažkokie, turi paragauti. Labai nice. Kažkaip pietų Portugalijoje populiarus. Portugalija yra viena pigiausių kavų ever. Neapsimokiname gaminti. Nu, Hebra, už 5 eurus dar pizzą pasiėmiau. Turėjo viskas būti aptirkščiai, bet gal 3 mane paims. Nežinau, kaip pizza, kaip šitas tualetas. Nu, viską, ką išsaugojom, pravalgėm, bet pavalgėm. Varom į turą. Fun factas tai, kad šitas tinklas yra toks pats tinklas kaip Bidrionka. Nesleidžiu, kaip supirkinėjau, gali pasibėti, kad ant vyno etiketės yra Pingo dos parašyta. Tai yra visiškai tas pats tinklas, tik kad kitoks pavadinimas. Ir jaučiu, kad dauguma kitų produktų irgi tą patį turi. Einu, tos bobos atrodo kaip lietuvės. Išbalę, duoną kepa. Geras, ane? Ką čia lietuvių bendruomenė susirinko šašlykų, žiūrėkit. Pirmą kartą matau šašlyką. Nebus, kad tam laive lietuviškai pradės ten kalbėti apie tą turgidą. Būtų įdomu, ką? Atsisodino. Gerai, kad į kufą daugiau neprisidėjau jokių spurgų. Kad jaučiausi storas, tai tikrai pagal portugalų matmenis. Aš laukiu už tos kelionės. Visi instagramistai varo. Aš toks feikinis instagramistas, man reikia nugrįžti. Ir atvykom į tą vietą. Gal. Betmeno ola. Paršelis. Matot kokia nosis. Donaldo Trumpo veidu, žiūrėkit. Make Portugal great again. Tai va, atvykom į tą keivą, nieko įspūdingo Hebra. Nežinau. Tik Hebra asmeniškai paėmus, tai sakyčiau, net kitos olos, ta didžiausia ola gal labiausiai didžiausia įspūdį paliko. Paskutinis iš autobuso lipu, karočią. Dabar eisim. Čia padariau vieną didžiausią gyvenime klaidų. Neapsižiūrėjau autobusų tvarkaraščio. Pasirodo, jie baigė važiuoti vidury dienos ir tai nenuvežė manęs ten, kur reikia. 1,5 valandą, neapsiskaičiavau, pasirodo, per Google Maps'u. Tai labai toli nuo miesto geriau nevaryt, kai mašinos nebeturi. Grinai, nu gerai, varom. 6 ryto laukti autobuso, jo, grinai. Į vlogą dedi mane? Jo, blemba kaip gražu čia, žiūrėk. Nu nieko, dabar praseisim. Atvarėm į kempingą, visur šašlykais kvepia. Blemba, rimtai faina kempinga. Aš galvoju, kad čia viešbutis, panašu kaip viešbutis atrodo, bet visi kempia. Nu, vapšiai ne čia nurodė, nežinau, ko mes toliau tikėsimės. Nu, tikiuosi, nemirsim. Žiauri, nice Italija, what the fuck. Ugnis gali deginti viską. Aš galvoju, vapšiai uždrausta Portugalijoje. Oi, tu sau čia jaučiuosi, kai Lietuvoje, žinai, prie Dusios nuvažiuoju, toks vaibas grinai. Šašlyką visi kepa. O, koks nice keliukas. What the fuck, kodėl man rodo ten tiesiai, jeigu čia nieko nėra?
Ai, čia ne tuo keliu vapšė. Eik, tu šik užtverta čia visur. Dar 10 minučių atgal varom. Perlipau per tvorą. Labai gražiai. Man va, kiek atstumo, žiūrėkit. Einam. Net pavargo pirštas link. Nusimato geras vakaras. Liūtas neužpuls manęs. Bet jei ką iš GoPro lazdos jisai gaus ir viskas bus gerai. Bet tai kai faini hebru ten gyveno, einu savo. Ten šušlyko, visi kepo, tai prakvipo. Vos nemiriau. Atėjo laukinis šuo iš tenai. Tai net bijau net kamerą įsitrauk, grinai bėgo į mane. Paskui sustojau ir jisai sustojo ir tada nuėjo, praignoravo. Bandau išsikvies Boltą, jie atvažiuos. Eik, tu na dar tenai joloja tie šunys. Greičiau, blemba, duokit driverį, manu. Ėdasi šunys ten. Greičiau kitą Boltą duokit ir viskas, nu. O, driver found. Greičiau važiuok. Oi, koks gražus dangus. 20 minučių laukiu Bolto, niekaip neatvažiuoti, parašiau Sarai. Sakiau, sumokėsiu 5 eurus, kol maldauju, blėt, mane šuovas neužpuolė. Daugiau nekeliausiu, už taip nebenoriu. Ta šuo nuėjo tenai pjautis, nežinau, ar girdit kažką. Laukiniai šunys. Visi jo rasborkių tenai. Nu, kaip ir naktis ir laikas, ane? Blemba, kur ta Sara? Sara turi man padėti grįžti. Oh my god, you fucking help me. That's what came out from me. You crazy or what? Oh my god. What are you doing here? Don't even ask me. What the fuck? You're crazy. Oh my god. Guys, we survived. Huh? Thanks to Sarah. You're welcome. The god of driver, the helper. Near-death experiences. I'm never leaving my house anymore, guys. But I'm not a Uber, so don't do it again. Yes, I know. Bet karočiui, grįžau namo. Tai tiek šiam video, hebrytė, paspausti like mygtuką, norėtumėte, kad pradėčiau daily vlogin. Tai yra visiškai nuos kontentas, laisvesnė forma, daugiau kalbų, mažiau montuoju. Nu, aš jų nuprausęs pasaulio, nes niekaip negaunu rankšlušio. Pažiūrėsim, kai toliau gyvensis. Jeigu surinksim daug laikų, varysim su baidarėm į jūrą. Baigiam vergiją, visi patenkinti. You're my camera operator. Woo! Army is finished, motherfucker. Woo! Štai kodėl atvykau, nes tai yra karščiausias mėnuo, kai laikosi temperatūra 30 laipsnių. I'm a new volunteer. I'm the boss. I don't work. Valgom humusą ir batoną.